Tai labas vakaras visiems. Mes pradedam mūsų webinarą ir apie žmonės, kurie mums kažkada tai galbūt kelia mums diskomfortą ir taip pat kelia kartais dabar. Nes būna taip, kad tie patys žmonės ar tas pats žmogus mums vieną dieną sukelia vienokią emociją, kitą dieną mums sukelia kitokią emociją. Ir vieną dieną mes norime skirtis, kitą dieną mylime iki begalybės, atrodo, ar ne? Ir kodėl taip vyksta, kodėl mūsų gyvenime tie žmonės ateina būtent tokie, kad įneša daug skausmo, mes jaučiamės įskaudinti, mes jaučiamės supykę, mums iškelia liūdesio, ar mes nusiviliam. Ir sako, tas žmogus ir taip padarė, tas žmogus mane įskaudino, tas žmogus mane įžeidė ir aš jam dabar neatleisiu, negaliu atleisti, nes aš pykstu. Tai mūsų sutikti tie žmonės visada ateina jeigu pagal sielų tą susitarimą, jeigu žiūrėti iš sielos gelmių, tai pagal sielų susitarimą visi tie žmonės ateina kaip aktoriai mūsų gyvenime, nes mūsų tiesiog pačių sukurta pjesė, mūsų mintys sukurtos pritraukia tam tikrus žmonės, kad jie ateitų ir parodytų, kad ten tau skauda, nes mes dažniausiai, kur mums skauda, nenorime patys matyti. Ir mes tiesiog nenorime to pajausti ir vengiam, nes jeigu mes gyventumėm kalnuose, vieni patys, nes juk gamta visur yra gražu, mes tiesiog mėgautumėmės kalnais, žaluma, ten kriokliais ar kažkas, kas vyksta aplinkui, tai viskas mums būtų gerai, neatrodo, nei problemų būtų, nei jokių situacijų, kas iškeltų, juk patys mes savo tai nesusikuriam problemų. Mes dažniausiai mums iškelia visą tai kiti žmonės ir situacijos, kuriuose dalyvauja taip pat kiti žmonės. Tai šiandien kaip tik teko bendrauti su viena grupės dalyvė ir paminėjo apie savo šeimą, kad šeimos nariai ten tokie ir tokie yra. Ir mes kiekvienas turim tam tikrą šeimos narių, tam tikrų šeimos narių, kurie iškelia tam tikras mums situacijas, nes jie yra mūsų arčiausiai. Kai mes pradedam eiti saviugdos keliu, dauguma žmonių mūsų atsiriboja. Atsiriboja kolegos, draugai, jeigu ten, tarkim, gali būti 10-20 metų geriausi draugai, bet kai tu pradedi į saviugdą, tiesiog atitolsta, įvyksta toks atitolimas ir atrodo, kad nebėra apie ką kalbėti, nebėra jokio ryšio, bendrystės ir nei iš šio, nei iš to tiesiog nutrūksta, pasitraukia tie žmonės iš tavo gyvenimo ir tuomet ateina kiti. Bet šeimos nariai, jie tiesiog lieka, jų nepakeisi, jie gali būti tas bendravimas kažkoks tais galbūt atšalęs ar netoks artimas, bet jų nepakeisi. Jeigu tau yra brolis, tai jisai tiesiog ir liks brolis, mama, tėtis, vyras, žmona, vaikai, jie tiesiog ir liks tavo šeimos nariai ir jie tau kiekvieną kartą vis labiau parodys, ko tu nenori matyti apie save. Tas pats mes esam kažkam tai tokie taip pat kaip ir veidrodžiai, atspindžiai, kad mes taip pat kažkam iškelia, jeigu žiūrėk, kitą kartą būna toksai kvailas noras, atrodo, paerzinti, ar ne, net ne specialiai, bet ar pasakai juokais kažką ir tas žmogus, žiūrėk, supyksta. Nors atrodo, net nenorėtų jo nei skaudinti, nei ten nuliūdinti ar dar kažką tai, bet jis paėmė ir supyko. Tai ir tada gaunasi toksai dviprasmiškas. Tada, jeigu mes nesuprantam, kas vyksta, mes jaučiamės kalti, mes puolam tada galbūt atsiprašinėti, kad mes jį įskaudinom ar ją tenais, kas kaip įvyko. Mes tada prisiemam savo kaltę ir vėlgi pas mus užsideda ta jausmas, ta emocija net ne savo, o tiesiog sugalvota ir tokia sukurta. Tai va taip gyvenime ir vyksta. Todėl yra labai svarbu suvokti ir suprasti, kad tie žmonės, kurie ateina į mūsų gyvenimus, kurie mums iškelia tam tikrus dalykus, jie ateina ne šiaip savo, jie ateina tam, kad mums parodyti, uždegti tą lemputę, kad šviestų mūsų viduje ir kad apšviestų tos mūsų tamsius labirintus, kur mes patys kartais bijome eiti, kur mes kartais patys
nedrįstame ten pažvelgti arba išvis uždarom duris, užkabinam 9 spynas, apsitveriam kažkokiom pertvarom ir kad tiktais ten nepažvelk, kad tiktais tenais nepajaus. Bet gyvenime yra tokia situacija, kad niekaip tau nepavyksta nuo to pabėgti. Ir ateina ta diena, kai tiesiog mes vėl pratrūkstam, vėl įvyksta panaši situacija ir sako, kaip voverė sukuosi, ne, tas pats per tą patį, kažkas kartojasi, kažkokios situacijos panašios kartojasi. Gali būti kiti netgi žmonės, bet jie tau primins buvusius žmonės, buvusias situacijas, kiti žmonės gali tau sukurti panašią situaciją, kuri buvo, dėl kurios ten galbūt labai kentėjai ir tau kančią esi užrakinus ar užrakinęs savo viduje, kuriuos nenori matyti. Tai visi tie jausmai yra mūsų. Ir tai suvokus, bent pradedant pripažinti ir suvokus, kad nustoti kaltinti kitus žmonės, nustoti juos ignoruoti ir vengti jų, vien tam, kad jie kažko nepasakytų, vien tam, kad kažkas tai neįvyktų, ar aš neįsiskaudinčiau, ar tiesiog manęs nenuliūdintų. Ir dažnai įvykus tam tikrai situacijai, tokia viduj kirba baimė, kad tik to nepasikartotų, kad tik to neįvyktų. Ir jeigu mes to dar esam savo viduje neištransliavę pilnai, jeigu mes to esam netransformavę pilnai, neišgydę to jausmo ir to žaizdos, kuri ten užspausta, tai bet kokiu atveju, bet kokią situaciją anksčiau apsisuks ratas, bet iki ten mus vėl atves. Bet kai atveda antrą arba trečią kartą, visą laiką atveda per skaudesnės situacijas, per skaudesnius įvykius, per dar didesnius ar praradimus, ar nusivylimus, bet būtinai ten atveda. Ir kas domitės, jau einate saviugdos keliu, turbūt kiekvienas savo saviugdos tą kelio pradžią atradot per skausmą, per kažkokią kančią, per nusivylimą, nes kažko ieškojot, kažkur jau jums jau atrodė, kad nebežinot, ką daryti ir ar tai paskaita pastakė, tai mokytojas, ar tai mokymai ar stovykla, kažkas taip pat jums, kaip sakau, Dievas pametėjo tokį gelbėjimosi ratą ir sako, žiūrėk, tavo raktas, tavo šviesa, tavo viduje. Eik ten ir pasižiūrėk, eik ten ir išsivalyk. O kad taip pat pamatyti, tai į pagalbą mums ateina kiti žmonės. Tie žmonės, kuriuos mes, kaip vadiname, kad mus įskaudino, mus nuvylė ar jaučiam pyktį. Tai ką reikėtų daryti? Vietoj to reikėtų tiesiog paimti ir paleisti tos jausmus, pripažinti ir iki tiek, kad mes jaustumėm dėkingumą tam žmogui, kad ačiū tam žmogui, kad jis pasirodė mano gyvenime, kad jis parodė mano tuos dalykus, kuriuos aš turiu paleisti, kurie mane skaudino, kur ten mano viduje kažkur slypi žaizda ar neišgydytos traumos patirtos iš vaikystės ar paauglystės ar jaunystės ar pirmų nusivylimų, pirmosios meilės ir visi kiti dalykai. Nes kas pastebėjote, tai didžiausi skausmai tai ateina būtent per vaikus ir per santykius. Tai labiausiai skauda būtent tuose vietose. Mano, kaip esu minėjusi praktikose, mano gyvenimiškose situacijose, kaip sakau, egzaminai ir praktikų žinių įsisavinimas vyksta per santykius. Ir tai taip pat aš atradau kvėpavimą ir emocijų paleidimą, būtent tai, kad santykiai buvo toksiški ir tiesiog buvau juose visiškai nepatenkinta ir vis klausiau savęs, kodėl tai vyksta su manim, kodėl aš pritraukiu tokius žmones, kodėl taip yra. Ir tiesiog buvo toks dalykas, kad
buvo toks dalykas, kad atėjo į mano gyvenimą būtent kvėpavimas ir emocijų paleidimai. Tai va, tai kai mes pajausim dėkingumą, kad tai yra žmonės, kurie atnešė mums galimybę tą tokį atleidimo, suvokimo, išsivalymo, išsigryninimo, tada pamatysit, kad pajausit didžiulį palengvėjimą, pamatysit, kad pajausit didžiulį tokį atsipalaidavimą ir kai mes atsipalaiduojam, tuomet mūsų kūnų teka energija. Kai teka energija, tada mes galim padaryti daug daugiau. Tada mes galim padaryti, mūsų kūryba išsilaisvina, mūsų visi tie dalykai tokie, jie tiesiog atsipalaiduoja ir išsilaisvina. Ir tai, kad tie žmonės, kai mes būtent suprasim ir suvoksim, kad ačiū tau, kad tu man parodei, ačiū tau, aš suprantu ir tikrai žinau pati asmeniškai, kad tai nėra taip paprasta, tai nėra taip lengva tą padaryti, bet išsiugdant po truputį, tai po truputį tą darant, tą suvokiant ir tą jau, net yra, jeigu tu iš karto to nesuprasi, bet jeigu tu suvoksi ir suprasi po, tarkim, tam tikros situacijos ir savo bent jau mintyse padėkosi, kad ačiū tau, kad tu man parodai tą dalyką, ačiū tau, kad tu mane iškėlei ir kad tu padedi man atlaisvinti tuos jausmus, kad dėka to aš galiu jausti kūno atsipalaidavimą, dėka to aš galiu jausti lengvumą, dėka to aš galiu jausti didesnį potencialą kūrybai ir aš galiu skleistis ir tiesiog galiu dėka to labiau džiaugtis savo gyvenimu. Tai va šiandien tiek noriu tiesiog priminti, nes matau aplinkui žmonių, kurie tikrai yra tos situacijos, kur tiesiog santykiai ir su tėvais, ir su vaikais, ir su partneriais, ir su vyru, žmona, ir nieko tiesiog nėra čia paslapties, kad ir pas mane pačią nevyksta tie dalykai, jie vyksta ir tik tas, kad pastoviai tas nuolatinis sekimas savo minčių, savo emocijų ir stebėjimas, kas vyksta ir tiesiog kodėl tas vyksta. Tai tokia teorinė dalies įžanga tiesiog ir aš esu labiau praktikė ir man labiau patinka daryti viską praktiškai, kad jausti tą emocijos, tą lengvumą, jausti to dalyko naudą praktiškai. Skaityti, mes prisiklausyti galim ir dabar tikrai daugybės yra informacijos, kur mes galime visko prisiklausyti, prisižiūrėti. Ir tai tiesiog dabar mes pereisim prie praktinės dalies. Ir jeigu jums kyla kokių tai klausimų, tiesiog rašykite į komentarus, kas žiūrėsite video, tai video peržiūros metu galite parašyti klausimą. Ir tikrai grupiai rašykite, dalinkitės, grupiai atsakysiu į visų užduotus klausimus, ar tiek asmeninė žinute galiu atsakyti, tiek galbūt video formatu, bet drąsiai tiesiog grupiai klauskite, kas jums yra neaišku, kokie jausmai jums iškyla ir jeigu jūs jaučiat, kad kažkur esat pastrigę, tai tiesiog rašykite irgi grupėje, nes jeigu jums tas vyksta, tai žinokit, kažkam vyksta tas pats. Ir kai mes dalinamės savo emociją, savo pastrigimu, savo jausmu, mes galime padėti daugybei žmonių tą patį išgyventi ir tą patį paleisti. Tad tas dalinimasis yra labai labai naudingas ir jeigu mes tą pajaučiam, tiesiog tam grupė yra sukurta, kad mes vieni kitiem padėtumėm jausti tą lengvumą, padėtumėm išeiti iš tos naštos tokios, kurios mes net ne savo, o kurią prisikūrė ir turim užsikrovę kažkieno tai kito. Tai kviečiu tikrai drąsiai dalintis grupėje savo klausimais, savo įžvalgom, pajautimais, emocijom, kokią jaučiat jūs emociją, tarkim, dieną, ryte ir vakare ir kaip
ugdantis tas pastebėjimas savo emocijų ir išmokstant paleisti, koks pokytis vyksta jūsų pačių viduje ir išorėje. O tą darantis tikrai vyksta ir tą galiu tiesiog iš savo patirties patvirtinti ir pateikti, kad emocijų paleidimas jis tikrai labai labai stipriai veikia tavo vidinį pasaulį ir tiek atspindi jį išoriniam pasaulyje. Tai žinau, kad šiandien pas mus yra viena mergina, kuri nori labai, rašė jau grupėje, kad nori tiesiog gyvai užduoti klausimą ir nori dalyvauti paleidime. Tai kas klausysite, pritaikykite savo, o aš dabar tada jungiuosi su Gabriele. Labas, Gabriele. Labas. Tai Gabrielė yra su mergaitė, su kūdikiu ant rankų. Tai tas yra labai gerai, nes būtent paleidimai ir yra mokamasi juos paleisti, kai mes esame galbūt triukšme, galbūt yra dabartinė tokia situacija, kad mes tiesiog galime juos paleisti būtent dabar. Tai Gabrielė, sakyk, koks tau dabar klausimas ar jausmas yra, ką norėtum paleisti? Iš tikrųjų norėčiau paleisti baimę kalbėti viešai. Labai gerai. Labai gerai. Ir dabar tiesiog pirmiausia, tai paleiskim gal tą įtampą tokią, ne tą jausmą, kad mergaitė tavo kūdikis verkia. Ir tu tiesiog turbūt jautiesi nelabai kaip, nes čia, kad reikia tau kalbėti ir dabar jinai verkia, ar ne? Taip. Tu tiesiog neišjunk mikrofono, palik įjungtą mikrofono, tegu verkia kūdikis, leisk jam verkti. Ir tiesiog, ką tu jauti, kai dabar kūdikis verkia? Sąmyšį viduje. Gerai. Dabar stresą. Gali dabar tą sąmyšį ir stresą pasveikinti, kad jis yra tavo ir apie tave. Pasveikinu. Ar gali pakviesti tą visą jausmą, tą sąmyšį ir stresą tavo vidinį, kuris tau kyla, pakviesti, tiesiog iškelti, duoti erdvės jam į viešumą? Kviečiu. Ar galėtum paleisti dabar visą tą stresą ir visą tą chaosą, kurį tu jauti sąmyšį to vidinį? Galiu paleisti. Ar gali paleisti dabar? Galiu paleisti dabar. Ar paleistumėje galėtum ir dar labiau, visą tą vidinį sąmyšį, tą stresą? Galiu paleisti dar labiau. Ar paleistumėje galėtum ir dar šiek tiek daugiau? Taip, galiu paleisti dar šiek tiek daugiau. Ar galėtum paleisti ir dar daugiau? Taip, galiu paleisti dar daugiau. Ir pažiūrėk, ką dabar jauti? Yra atsipalaidavimas ir tuo pačiu surakintas petys. Gerai, tai dabar tas petys surakintas dėl ko, iš kur taip tiesiog jaus kokia ateina mintis, iš kur tas surakinimas ateina, kas ten rakina tave? Šiuo metu nieko nesakoma. Tai gali tiesiog dabar tą kūno pojūtį pasveikinti, visą tą surakinimą, tą tokį įtampą, ar net ir nežinai, kas ten per jausmas, ar galėtum jį pakviesti? Taip, galiu pakviesti šitą pojūtį jausmą. Ar gali dabar tiesiog pasveikinti tą visą kūno pojūtį ir tą jausmą, net ir nežinai iš kur ir kas ten yra, kas ten tave rakina, ar galėtum jį pakviesti? Taip, pasveikinu ir pakviečiu tą jausmą. Ar gali pripažinti, kad tas jausmas yra tavo ir apie tave? Taip, pripažinu, kad šitas jausmas yra apie mane ir mano. Ar norėtum tą jausmą paleisti, ar norėtum jo laikytis? Noriu šį jausmą paleisti.
Ar gali visą tą pojūtį ir netgi visas istorijas susijusias su tuo pojūčiu ir su tuo jausmu paleisti dar labiau? Taip, galiu paleisti dar labiau. Ar paleistumėj galėtum ir dar labiau? Taip, galiu paleisti dar labiau. Ar paleistumėj galėtum ir dar labiau visas istorijas ir kūno pojūtį, net ir nežinai, kas ten yra? Taip, galiu paleisti dar labiau. Ar paleistumėj galėtum ir dar labiau? Taip, galiu paleisti dar labiau. Ar galėtum paleisti netgi dar labiau? Taip, galiu paleisti dar labiau. Aha, ir kas dabar kyla ten, kas čia renkščia gerkliai? Toks kaip užkimimas nori darytis. Tai kam jauti pasipriešinimą? Gal viešumai? Aha, gerai. Visų. Tai gali dabar pakviesti tą baimę viešumai vat kalbėti. Kviečiu baimę viešumai. Ar gali pasveikinti, kad ta baimė yra tavo ir apie tave? Taip, pasveikinu šitą baimę, kad jinai yra mano ir apie mane. Ar gali pasveikinti tą baimę ir dar labiau, kad va tą baimę viešai kalbėti? Taip, galiu pasveikinti dar labiau. Ar paleistumėj galėtum dabar visą tą baimę viešai kalbėti? Taip, noriu paleisti šitą baimę viešai kalbėti. O galėtum paleisti tiesiog be jokio noro jos atsikratyti, tiesiog su lengvumu paleisti tą visą baimę viešai kalbėti. Vidus sako ne. Aha, tai pasilaikyk tą pasipriešinimą. Tai matai, kaip priešinės ir tavo vaikas iškart sureaguoja. Tai dar jeigu nori laikytis pasipriešinimo, tai gali pasilaikyti truputį. Tai Mano protas su jausmais dabar kovoja. Aha. Tai galėtum dabar tą visą kovą tiesiog pasiųsti į meilę ir sakyti, aš jūs myliu? Taip, galiu. Ar gali tiesiog duoti meilės tam jausmui, kuris dabar vyksta ten ta kova visa? Taip, galiu duoti labai daug meilės. Ar galėtum paleisti dabar tą baimę viešai kalbėti? Vidus sako ne. Aha. Tai gali paleisti ir tą pasipriešinimą? Taip. Ar gali pasveikinti tą pasipriešinimą, kad jis tavo? Taip, galiu pasveikinti šitą pasipriešinimą, kad jis mano. Tai gali paleisti tą pasipriešinimą? Kaip sakėte, neišgirdau. Ar gali paleisti tą pasipriešinimą? Taip. Ar gali paleisti pasipriešinimą ir dar labiau? Taip, galiu paleisti pasipriešinimą dar labiau. Ir pažiūrėk, gali paleisti dabar baimę viešai kalbėti? Taip, galiu paleisti baimę viešai kalbėti. Ar gali paleisti baimę viešai kalbėti ir dar labiau? Taip, galiu paleisti baimę viešai kalbėti dar labiau. Ar paleistumėj galėtum visą baimę viešai kalbėti ir dar labiau? Taip. Ar jauti? Laimė. Ir ką kūdikis daro? Žiūri linksmai filmukus. Tau tai gera matyti? Taip. Tai va čia labai puikus dalykas yra, kad kūdikis tau ant rankų ir atspindi būtent apie tai, ką aš kalbėjau pradžiai, kad kaip reaguoja būtent aplinkiniai žmonės, ta vibracija, ta energija, ne kaip veikia. Taip, viskas susiję. Aha, tai dabar gali tą laimės būseną, tą džiaugsmo būseną pakviesti. Kviečiu laimės džiaugsmo būseną.
Ar galėtum paleisti tam, kad būtų dar daugiau visą tą jausmą? Taip galiu paleisti, kad būtų daugiau. Ar paleistum, jei galėtum tą laimės ir džiaugsmo būseną, va tą jausmą dar labiau, kad būtų dar labiau? Tai paleidžia, kad būtų dar labiau. Ar gali paleisti ir dar daugiau? Taip galiu paleisti ir dar daugiau. Ar paleistum, jei galėtum ir dar labiau? Taip Ir ką dabar galiu paleisti. Toks ir palengvėjimas, bet petys vis tiek surakintas. Mhm. Nu, tavo petys kažkas tenais giliau yra, ar ten reikėtų pasikapstyti, ką tu ten įsikabinusi turi. Bet dabar matai, vat, geras pavyzdys yra, kad paleidimus tu gali daryti net ir su vaiko ant rankų. Taip ir visiškai vaikas netrukdo. Tai va, matai, nes tai tau nereikia rasti ramios vietos, kad ten palikt vaiką kažkur, tu puikiai gali daryti visą tai su vaiku ant rankų. Ir dar kokia yra labai didelė nauda, kad vaikas, kai kempinė, tai sugeria tas energijas. Ir tai, ką tu jauti, vaikas vibruoja, jisai sugeria tą dabar laimės, džiaugsmo pojūtį, jisai taip pat jaučia ir jisai į jį vibruoja tą energiją visą. Geras. Tai dabar tiesiog tokį, aš dabar stabdau jau mūsų šitą įrašą, gerai? Mhm.